Kėdainiuose Rasos gatvėje esančioje dirbtinės dangos aikštelėje po 5 metų pertraukos vyko gatvės futbolo turnyras. Dėl geriausiųjų vardo ir pagrindinio prizo pereinamosios Kėdainietis LT taurės varžėsi 19 komandų iš Kėdainių miesto bei rajono. Turnyro dalyviai, o jų susirinko daugiau nei 100, neslėpė ambicijų laimėti. Nusteikia laimėti, žadam paimti prizinę vietą. Mintis šioje aikštelėje organizuoti gatvės futbolo turnyrą kilo Legiono komandos žaidėjams. O šią idėją palaikė renginio globėjų tapęs rajono savivaldybės tarybos narys Viktoras Fedorovas. Kadangi patys kėdainiečiai čia leidžia vakarus, turbūt kiekvieną vakarą galima būtų pamatyti labai daug jaunų kėdainiečių žaidžiančių futbolą. Tai pagalvojau, kad iniciatyva iš tikrųjų labai gera, vėlgi prie jos prisidėti, o kad čia pats gyvenu, reiškia, prisidedu ir prie bendruomenės užimtumo, o komandų užsiregistravusių skaičius čia parodo, kad vis dėlto jiems yra įdomu. Pasižiūrėti, kaip jaunimas žaidžia prieš turnyrą atnaujintoje aikštelėje, susirinko nemažai smalsuolių, daugiausiai aplinkinių namų gyventojai. O čia, pavyzdžiui, vakarais atvažiuoja net iš kaimų, kiek matau, jaunimas treniruojasi. Palinkėčiau, kad daugiau žaistų, judėtų, būtų pamaina senesniem. Po visų atkrintamųjų varžybų finale susitiko turnyro organizatoriai Legiono žaidėjai ir Kėdainių komanda. Laimėjo Kėdainiai. Nugalėtojams futbolo klubas Nevėžis įsteigė specialųjį prizą. Jie žais draugiškas rungtynes su A lygoje žaidžiančiais futbolininkais.